Penktasis klausimas po ataskaitiniai įvykiai. Tai būtų paskutinis dalykas, ką šiandien norėčiau aptarti. Ir po ataskaitinių įvykių klausimą reglamentuoja 19 verslo apskaitos standartas. Ir pagal apibrėžimą, kurį čia matome, tai jais turėtume laikyti visus įvykius, kurie įvyksta nuo šių metų sausio 1 dienos iki pernai metų finansinės atskaitomybės sudarimo datos, atskaitomybės užbaigimo datos. Kitaip tariant, tai yra iš esmės visos kasdienės operacijos, kurias įmonė atliks 2024 metų pradžioje iki dienos, kol tos ataskaitos nebus rengtos baigti ir įmonė jau nebegalės keisti jų duomenų. Tai dažniausiai ta po ataskaitinių įvykių laikotarpio pabaiga yra tapatinama su diena, kai ataskaitas pasirašo įmonės vadovas. Nors faktiškai ir po tos dienos, jeigu kažkas nutinka svarbaus, ataskaitos dar gali būti tikslinamos ir iš naujo pasirašomos, taip kad jeigu įmonė nėra audituojama, tai ta po ataskaitinių įvykių laikotarpio pabaiga irgi tokia yra šiek tiek kintantis dalykas. O kadangi po ataskaitiniai įvykiai yra jau naujo laikotarpio operacijos, tai jų rezultatai natūralu, kad yra priskiriami naujam laikotarpiui. Bet jie gali būti svarbus ir praeitų metų atskaitomybei, dėl to, kad jie gali suteikti kažkokios papildomos informacijos svarbios įvertinant praeitų metų rezultatus. Pavyzdžiui, Lietuvoje nuo 24 metų sausio 1 dienos viešajame maitinime įsigaliojo standartinis PVM tarifas. Ir rudenį girdėjom nemažai šio sektoriaus atstovų nuogąstavimų, kad PVM didinimas sužlugdys jų verslą. Deja, PVM lengvata nebuvo pratęsta. Tai jeigu dabar vertintume šią situaciją buhalteriniu požiūriu, tai bankroto grėsmė turėtų reikšti bent jau tai, kad apie tai kalbėjusios įmonės 23 metų atskaitomybės aiškinamajame rašte turėtų pateikti daugiau informacijos apie galimas neigiamas PVM tarifo didinimo pasekmes jų veiklai. Nes tai yra tikrai reikšmingas po ataskaitinis įvykis. Tai jau kyla abejonės dėl veiklos tęstinumo apskritai galimybės. O tie, kas bankroto tikimybę vertina kaip tikėtina, iš esmės jau net ir 23 metų atskaitomybę sudaryti turėtų vadovaujantis 28 verslo apskaitos standartų, kuris vadinasi įmonių likvidavimas. Ten yra numatyta, kad turtą pateikti tik tai kaip trumpalaikį ir panašiai. Tai šiaip jau nežinau, ar atsiras nors vienas, kuris ryšis, bent jau aiškinamajame rašte, pasidalinti savo abejonėmis dėl įmonės ateities. Bet atskaitomybės reikalavimai dėja yra tokie. O toliau čia norėčiau aptarti porą medžiagoje pateiktų pavyzdžių. Pirmasis yra apie nuostolingą prekių pardavimą. Jau anksčiau, kalbant apie atsargų apskaitą ir su jie susijusius koregavimus, aptarėme, kad nuostolingas prekių pardavimas laikomas rimtų požymių, kad atsargos gali būti nuvertėjusios. Ir dėl to reikia nukainoti dar sandėlyje esančius likučius. Čia pateiktas pavyzdys iliustruoja situaciją, kai tas nuostolingas prekių pardavimas įvyksta jau pasibaigus metams. Ir vėlgi, jeigu nėra aplinkybių reiškiančių, kad tas kainos kritimas metų pradžioje įvyko dėl kažkokių išskirtinių, tik tai būtent metų pradžiai būdingų aplinkybių, tarkim, ten įvyko kokia nors metų pradžioj vandentiekio avarija, užliejo sandėlį, sugadino prekes, turim jas pardavinėti pusvelčiui. Tai jeigu nėra tokių aplinkybių, tai nuostolingas pardavimas metų pradžioje irgi yra laikomas įrodymu, kad nenukaidondami atsargų balanse, pernai metų balanse, buvome per daug optimistiški, per daug, sakykime, gerai vertinome situaciją
Ir iš esmės tai reiškia, kad mes turėtume nukainoti tas atsargas praeitų metų atskaitomybėje. Tai va čia pavyzdė nagrinėjama situacija, kai įmonė dėl šiltos žiemos tiesiog nesugeba išparduoti turimo žiemos inventoriaus atsargų likučių ir yra priversta tą inventorių pardavinėti nuostolingai. Tai nežiūrint, kad čia jau yra 4 metų pardavimo operacijos, tačiau jos yra laikytinos įrodymų, jog jau 3 metų pabaigoje atsargos visgi turėjo būti nukainotos, nes tie turimi inventoriaus likučiai buvo, iš esmės pertekliniai ir negalėjo būti išparduoti pelningai. Tai ir taip galima pasakyti, kad jeigu įmonėje atsiranda poreikis atsargas įkainuoti grynąją galimo realizavimo verte, tai tos vertės nustatymui rekomenduojama imti žemiausią kainą, už kurią atsargos buvo pardavinėjamos ar metų pabaigoje, ar metų pradžioje, jau nebėra taip svarbu, tai yra tiesiog imame žemiausią kainą. Antrasis pavyzdys irgi nagrinėja situaciją, tuos vadinamosius reikšmingus koreguojančius įvykius. Tai yra, kai pasibaigus metams mes sužinome apie kažkokius papildomus įsipareigojimus. Ir čia kalbama yra apie teismo sprendimą įpareigojusių įmonę atlyginti kažkokią tai žalą. Bet iš esmės tai būtų viskas tas pats, jeigu tai ir būtų neteisminis ginčas, bet vėlgi tas sprendimas būtų priimtas arba bent jau mes apie jį sužinotume tik tai pasibaigus metams. Nes įvertinus tai, kad visi ginčai užtrunka ten mėnesius ar net metus, tai faktiškai bet koks metų pradžioje išaiškėjęs dalykas reiškia, kad atitinkamas sąnaudas, turbūt rečiau tai būtų pajamos, mes turėtume priskirti praeitiems metams. Mes turėtume priskirti tam laikotarpiui, kada buvo padarytas tas, sakykime, žala ar kažkokios, jeigu tai netesybos, tai tarkim pažeistos sutarties sąlygos, bet ne tada, kada teismas pasisakė dėl tos, sakykime, dėl to ginčo. Nes ne teismas tą žalą sukūrė, o ją sukūrė būtent mūsų veikla. Ir paskutinis dalykas tai yra nekoreguojantieji po ataskaitiniai įvykiai. Ir čia puslapyje matome pateiktus jų pavyzdžius. Ir iš esmės tai yra jau naujo laikotarpio, tai yra, tarkim, 2024 metų įvykiai, dėl kurių mums nereikia tikslinti, grįžti atgal ir tikslinti 3 metų atskaitomybės duomenų. Tačiau ta informacija yra tiek svarbi, kad ją nutilėti 3 metų atskaitomybė irgi nebūtų teisinga. Tai gali būti metų pradžioje įvykę gaisrai ar kitos stichinės nelaimės ir jų pasiekmes, tarkim, drastiškai išaugusios ten kainos, ar tai energetika, žaliavos, dar kažkas tai, dėl ko apsunkinama yra mūsų gamyba arba tenka riboti netgi tą gamybą, galbūt svarbių verslo partnerių bankrotai ir panašiai. Kokią informaciją reikia pateikti aiškinamajame rašte, reglamentuoja 6 verslo apskaitos standartas, ten yra toks atskiras 78 punktas ir ten yra pasakyta maždaug taip, kad reikia trumpai apibūdinti po ataskaitinius įvykius, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos informacijos įmonės finansinių ataskaitų informacijos vartotojų galimybei priimti teisingus sprendimus. Toks ilgas ir abstraktus, reiškia, formulavimas, bet iš esmės, kadangi labai dažnai mums būna pakankamai sudėtinga, net ir įvykus toms stichinėms nelaimėms, įvertinti jų poveikį įmonės veiklai ir visus metus, sakykime, kokį poveikį tas įvykis darys įmonės veiklai. Tai užtektų bent jau apibūdinti pačią situaciją ir būtent kokius balanso ar ten pelno nuostolio ataskaitos straipsnius, tie dalykai galėtų neigiamai paveikti. Tai yra, kad bent jau pats įvykis ir jo pasiekmės būtų šiek tiek geriau suprantamos.